Vesk juos į mišką, dabar pat. Pabūkite čia. Aš greitai grįšiu. Palauk, ne. Aš pasakiau, pabūkite čia. Tėti, palauk. Padėkite mums, prašau, ei, ar čia yra kas nors? Valgyk. 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 Krosnis nepakankamai karšta. Daugiau malkų. Kodėl? Ar dabar tau pakankamai karšta? Mudu su seserimi daugiau nebesutikome savo tėvų. Likome tik mudu du. Bet išmokome porą dalykų, būdami įkalinti tame name. Pirma, niekada neik vidun į namą iš saldainių. Ir antra, jei nori nužudyti raganą,
Padėk ją. Set her ass on fire. Po daugelio metų. Šviežias pienas vaikams, rūpinkite savo vaikų sveikata. Šviežias pienas. Po ištisų savaičių gyvenant baimėje, pagaliau mes pagavome atsakingą už visą šį terorą. Už nusikaltimus prieš miestą ir Augsburgo žmonės. Ir už bendradarbiavimą su šėtonu. Aš apkaltinu šią moterį raganavimu. Sudeginti ją. Saugokitės. Demono akių. Eik velniop. Tvarkos. Berindžeri, tai vis dar mano miestas. Paklausykite manęs. Kaip jūsų meras aš puikiai suprantu, kad daugelio jūsų artimuosius pagrobė raganas, bet mes negalime tiesiog sudeginti šios moters. Pirmiausia, mums reikia įkalčių. Mes negalime tiesiog raganą atpažįsti vos ją pamatęs. Jos veikia naktimis ir susideda su šėtonu. Ši moteris bus sudeginta. Sudeginti ją. Paleis merginą, arba aš ištaškysiu tavo šerifo smegenis ant čia susirinkusių pašlemėkų. Judinkitės, prašom. Paleiskite ją, eikite ten. Patikrink ją. Kuo tu vardu? Mina. Nebijok. Kai moteris iš tiesų raganauja, to neįmanoma nuslėpti. Įsimeta bjaurus puvėsis, jis aptinkamas ant jos dantų, ant odos ir jos akise. Tai neragana, ši moteris švari.
Esu tikra, kad jūsų šerifas tik norėjo apsaugoti jūs, geriai žmonės. Bet jūsų meras pasielgė labai gudriai. Jis pasamdė mus. Aš vardu Gritutė. O čia mano brolis Jonukas. Mes žinome, kad daugeliu jūsų vaikai dingo, bet nužudydami nekaltą moterį jų nesugrąžinsite. Eikit namo, mums jūsų čia nereikia. Mums daugiau nereikia blogio Augsburge. Na, blogis yra tarp jūsų, patinka jums tai ar ne. Tad jei jūsų vaikai vis dar gyvi, mes juos rasime. Bet jei kas nors bandys nuskriausti šią moterį, turės atsakyti prieš mane. Dabar eikite namo. Eikite. Manau, gali eiti. Ačiū. Jonuk. Prašom. Ką po velniais jūs darote? Ką? Ta moteris yra mano areštuota įtarimu. Jūs negalite tiesiog ateiti čia. Bet kuris žmogus, turintis nors pusės smegenų, suprastų, kad jį neragana. Paklausykite, šerifė. Jonukas ir Gritutė atvyko čia. Tu geriau paklausyk. Aš neleisiu šiai kaliai ir jos netikėliui broliui atvykusi mano miestą nurodinėti, kaip man elgtis. Nereikia. Tiesiog nereikia. Eime, pradėkime ruoštis. Buvo gauta pranešimų apie keistą trobelę šiaurinėme miške. Vietiniai prie jos nesiartina. Puikiai vieta pradėti tyrinėti. Judinkis. Gritutė. Jie atrodo pikta. Taip. Su tokiu veidu aš irgi būčiau piktas. Ar gali užsičiaupti? Iš tos raganos, kurią radom, jokios naudos, mere. Jokių dingusių vaikų pėdsakų, bet radom štai ką. Tai vadinamas kruvinasis mėnulis, mere. Mėnulio užtemimas. Pasitaiko kartą per šimtmetį, per pačią švenčiausią raganų naktį. O Dieve. Kada? Pagal šį brėžinį jau už 3 naktų. Aš nekiek nebejoju, kad čia viskas susiję. Tiek daug pagrobtų vaikų, nuo kelių laukų iki pat miesto.
Ragana taip negali paprastai išeiti į viešumą. Nebent jį tiesiog privalo. Pastaruoju metu raganų veiksmai suaktyvėjo. Padaugėjo raganiščių, skerdžiami gyvūnai, šabai. Panašu, kad besiartinantis kruvinasis mėnulis viliojo raganas nebesislėpti ir išlysti iš miško gilumų. Taigi, labai gerai, kad jūs čia mūsų atsivežėte, tiesa, mere. Pusę atlyginimo gausite dabar, likusią pusę, kai vaikai bus sugrąžinti ir gyvi. O štai ir jis pačiu laiku. Tai Jacksonas, jis žino šios miškus kaip savo 5 pirštus. Jis nuves jūs ten, kur vyko paskutinės raganystės. Taip, galime ten nuvykti per kelias valandas. Ne naktį, pernelyg pavojinga. Mes pajudėsime iš ryto. Taip, jį teisi, tai pernelyg pavojinga. Taigi, ar šioje velnio skylėje yra kokia nors vieta, kur galima būtų išgerti? Paskutinis, kurį jos pagrobė, buvo berniukas. Mažiau nei prieš 2 dienas, tad kvapas vis dar šviežias. 100 šilingų už kiekvieną vaiką, kurį sugrąžinsite gyvą. Verčiau paskubėkite, kol mūsų mero raganų medžiotojai nepasidarbavo. Jūs išvykstate šiąnakt. Taip, tai naktį. Jūs tikriausiai su protu susipykote. Sakau jums, reiktų užgesinti ugnį. Mes medžiojam raganas, o ne meškas. Ir mums reikia pavalgyti. Kokie nuostabūs padarai. Ar jie jūsų? Taip, ponė. Ko iš čia atvykote? Į miško tamsą. Buvo pagrobtas vaikas, ponė. Mes čia tam, kad jį surastume ir parvestume namo. Čia nėra vaikų. Čia yra tik mirtis. Ragana, kvailiai. Čia mano žemė. Kaip tu drįsti? Prašau. Prašau, Dieve, ne. Beprasmiška melstis, mano draugė. Net tavo Dievas žino, kad čia eiti nederėtų. Pagrobimai buvo čia ir čia, abi pusės. O šiame paskutinėme turime pagrindo tikėti, kad įsivėlęs netgi trolis. Trolis už papildomą mokestį. Dar vieną raundą. Tai labai neįprasta, pažiūrėk čia. Tėvas ir 3 jo vaikai užpulti.
Vienas vaikas pagrobtas, bet jį nelietė kitų dviejų. Tai keista, tai net labai keista. Taip, tai keista, taip. Bet mesgi užsidirbime pragyvenimui medžiodami raganas. Ar yra kas nors šiame pasaulyje normalu? Atsiprašau, ar jūs Jonukas ir Gridutė? O Dieve, negaliu patikėti, kad jūs čia. Aš Benas, Benjaminas Vasleris. Aš didelis jūsų gerbėjas. Puiku. Malonu susipažinti, Benjaminai. Klausykit, jei tik labai nestrukdyčiau, ar galėtumėte autografą? Gerai. Baje. Taip, čia iš to laiko, kai suradote ragano lapę ir įmetėte ją į griovį. O šis iš slapto Belzin raganų žiedo. Kai jos bandė įrengti vartus į pragarą po teismo rūmais. Kibrytė, jūs iš tikrųjų gerai pamokėtas raganas. Oho, tai nuostabu ir keista. Šiek tiek gąsdina. Taip. Tu iš tiesų renki visą tai? Na kągi, aš taip daug noriu paklausti, ar galima? Žinai, mums reikia... Taip, žinoma. Pirmin. Koks geriausias būdas nužudyti raganą? Jonuk? Veiksminga nukirsti joms galvas. Išplėšti širdis, nudirti joms sodą, taipogi smagu. Taip, bet geriausias būdas yra jas sudeginti, nes tik tai garantuoja saugumą. Sudeginti, na taip, žinoma, sudeginti jas visas. Ar tiesa, kad raganos negali jūsų sužeisti? Na, tai visiška nesąmonė. Tiesiog jų magija mūsų neveikia ir jos mūsų dar nenužudė kol kas. Ar manot, kad taip yra dėl tos raganos, kurią sudeginot būdami vaikais? Man rodas, būtent nuo to viskas ir prasidėjo. Ar dėl to jūs tapote raganų medžiotojas? Iš kur gavote ginklų? Iš kur gavote ginklų? Dar reikia daug ką nuveikti, tu tikrai mielas vaikis, bet mūsų miestą puola. Ji juos nužudė. Ji nužudė juos visus. Kas ką nužudė? Ragana. Ji žudė seklius, visus iki vieno. Ji liepė perduoti žinutę. Jums visiems. Apetito europoujantiems daiktams prakeiksmas. Nekenčiu šito. Čia buvo geras. Tai veikia. Nejaučiu nei mažiausios šilumos. Murėlė, tai galėtų viską pakeisti. Tai ir pakeis viską. Mes būsim nenugalimos. Patrauk. Patrauk. Kokia iš to nauda, jei poveikis toks trumpas? Aš galiu padaryti, kad poveikis tęstusi. Amžinai. Kur mes einam? Mes jau beveik čia. Ei. Ei. Aš ką tik sapnavau labai keistą sapną. A ne? Taip.
Apie ką? Manau, jis buvo apie mūsų mamą. Mes sutarėm nekalbėti apie tai. Eik miegoti. Ką manai, berniukas, mergaitė? Gerai, štai, paimsiu šitą. Gal tau truputėlį per mažas? O, labas. Ne, čia yra... Čia ne man. Tai kaip sekasi medžioti raganas? Gerai, raganų medžioklė gerai. Keista būti tarp šių žmonių. Tikrai? Jei tu nebūtum atvykęs, jie būtų sudeginę mane gyvą. Taip, o aš tikriausiai būčiau jiems leidęs, bet esu tam kiek per senamadiškas. Tiesa, mano sesė reikia kiek daugiau įkalčių, prieš ką nors paskrūdinant. Ar kada nors susidūrei su ragana, kurios nenorėjai nužudyti? Ne, niekad. Vienintelė gera ragana yra mirusi ragana. Ar gali palaikyti? Tau viskas gerai? Taip. Kai buvau vaikas, viena ragana privertė mane valgyti tiek saldainių, kad susirgau. Kažkas man atsitiko, turiu susileisti šią injekciją, kas kelias valandas, kitaip mirčiau. Tau cukraligė. Aš ir tiek išmanau apie tai, jei tau kada reiktų pagalbos. Viskas gerai. Tai man viskas gerai. Buvo malonu tave pamatyti. Taip. Tu labai išvaizdus. Joks kitas vyras šiame mieste nevaikščiotų su manimi. O tu laikai mano moliūgą. Man reikia eiti. Iki pasimatymo. Tai bus tobula. Tėveli, prašau, padėk man. Aš pasimečiau. Tėveli, prašau. Padėk, prašau, aš pasimečiau. Tėveli, man baisu, aš vienas miške. Aš galiu tau padėti, mažasis berniuk. Mielas mažas berniuk. Prašau, padėkit. Tėveli, man baisu. Aš vienas miške. Prašau, padėkit. Jei pajudėsi, mirsi. Paimk jos lazdelę.
Man patinka jūsų žaislai. Jie atvedė gyvą raganą į mano ofisą. Jiems reikia ją ištardyti, tik tiek. O dabar... Labos nakties, šerife. Tu išklosi mums viską, ką žinai, ir tai galbūt nebus patys kosmingiausia naktis tavo gyvenime. Vaikai, kur jie? Ar jie dar gyvi? Tos raganos niekad nepasimoko. Pabandykim dar kartą. Kur yra vaikai? Kodėl pagrobėt jų tiek daug? Kur yra vaikai? 12 mėnulių kraujas. Tuoj bus surinktas. O po to beliks tik vienas uždavinys. Kodėl mums jos tiesiog nesudeginus? Mes gaištam laiką, jį beverti. 12 mėnulių. 12. 12. Kiek vaikų šiuo metu yra pagrobti? Nežinau, gal 10 ar 11. Bylos, mums reikia ją suskaičiuoti. 11. 12 mėnulių. Joms reikia dar vieno vaiko, dar vieno. Klausyk. Patikrink jų amžių, plaukų spalvą, lytį. Turiu 5 mergaitės, 6 berniukai. Tau reikia dar vienos. 12 mėnulių, ką tai reiškia? Tai mėnuo. Nėra balandžio, trūksta balandžio. Joms reikia mergaitės gimusios balandžio mėnesį. Jūs pavėlavot. Eik, taip. Šerife, ar turite pas save Augsburgo gimimo liudijimus? Jie čia, griežtai tik šio miesto įstatymų sergėtojams, o ne pasibjaurėtiniams premijų medžiotojams kaip jūs. Nagi, jų negali būti tiek daug. Ką nors radai? Tik vieną. Maža 6-metė mergaitė gimusi balandžio 8. Radau tik ją. Ar pažįstate šią mergaitę? Taip, pažįstu, Mary Belmer. Kur ji gyvena? Šerife, jai gresia pavojus. Gaisras, gaisras. Laikas baigėsi. Pasakykite man, kur ji gyvena. Štai čia. Mama. Stok, tai jau pats stok. O ne, 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 Lukai, Lukai, ne. Būk prakeitė. Pasiimti ją atgal. Prie šulinio. Štai čia. Mums reikia daugiau pagalbos. Kad ir kas nutiktų, noriu, kad reaguotum ramiai. Sek paskui mane, gerai? Gerai. Ar tu geras šaulys? Ne. Nelabai. Todėl aš ir naudojusi 2 minutės. Gritutė. Garsioji raganų medžiotoja. Pagaliau susitikome. Kas tu? Kaip matau, gavai mano pakvietimą. Prisistatyk, kol mano strėlė neperveria tau gerklės. Mane vadina daugeliu vardų.
bet tu neverta nei vieno iš jų ištarti. O Dieve. Padėkite, padėkite. Prašau. Ei. Padėkite. Šūdas. Nebijok, aš tavęs nežudysiu. Ne dabar. Ir ne šitaip. Tu turi man šitą reikalingo. Paskutinį ingredientą. Žmonės tokie neskoningi. Manau, šiai vietai praverstų truputis spalvų. Šūdas. Labas rytas. Ką tu darai? Tu buvai aplipus purvais, aš tiesiog valiau. Kas atsitiko? Na, raganos pasėmė mažą mergaitę ir gaisro metu žuvo daug žmonių. O dabar šerifas kaltina tave ir tavo brolį už tai, kas nutiko praeitą naktį. Augsburge tau nebėra saugu. O mano brolis? Kai paskutinį kartą jį mačiau, jis kovėsi su viena iš jų ant jo šluotos, skrendančios iš miesto. Aišku. Oho. Iš kur tu visą tai gavai? Iš visur. Tiesą sakant, aš irgi planuoju tapti raganų medžiotojų, kaip užaugsiu. Taip kaip ir jūs. Mes tokio gyvenimo nepasirinkom, Benai. Ta istorija apie tai, kaip tėvai jūs paliko. Ar visa tai tiesa? Taip. Kodėl? Nežinau. Tiesiog jie tai pasielgė.
Apgailestauju, ar norėtum košės? Žinoma. Nei per karšta, nei per šalta, pats tas. Taigi, praeitą naktį kokia ragana mūsų užpuolė? Nežinau. Iš pradžių jį pasirodė normaliai, bet vėliau jos veidas persimainė. Aš maniau, kad tik didžiosios raganos turi tokių gebėjimų. Kas ji? Prieš daug metų ji gyveno už miesto ribų. Ji buvo apkaltinta raganavimu, bet niekada neprisipažino. Mes vis vien ją sudeginame. Tu saugi. Tu būsi saugi. Aš turiu surasti savo brolį. Jonuk. Ei. Jonuk, ar tau viskas gerai? O, velnės. Kaip matau, raganų medžioklė einasi sklandžiai? Taip. Ei, ar gali pasakyti, kuri kirptis veda atgal į miestą? Ten. Ten. Gerai. Ačiū. Prašom. Ar tau reikia pagalbos? Ne, man viskas gerai. Man viskas gerai, ačiū. Gerai, iki pasimatymo vėliau. Močkur. Tau viskas gerai? Labas, padėk man. Jonuk. Jonuk. Ar jau viskas? Man reikia grįžti pas seserį. Tai gali kiek užtrukti. Bet jei neišvalysime, tu pradėsi karščiuoti. Karščiuoti? Tu kaip reikiant gavai kaulus. Manau, iš tikrųjų buvo pamintas mano orumas, kurį palikau kažkur ant to medžio. Ko gero bus daug paprasčiau, jei tu tiesiog įlipsi į vandenį. O, ne, aš negaliu. Vanduo gydo. Taip, bet aš ne koks plaukikas. Tada aš lipsiu su tavimi. O, gerai. O, vargelė. Tai, kaip minėjai, čia gydomasis vanduo? Žinai, kai paskutinį kartą buvau tokiam vandenyje, susidūriau su didžiulė gyvačių ragana. Jie atrodė panaši į rupūžę, bet galėjo kvėpuoti, todėl sunku buvo ją aptikti. Ji buvo mirtina. Tu per daug šneki. Jonuk. Jonuk.
Ateik čia. O tu tikra laukinukė, ką? Ką tu čia išdarinėjai? Tu su mama už Augsburgo padegimą. Ir už raganų marą mūsų gatvėse. Paklausyk, tu idiotė, raganas planuoja kažką rimto. Aš privalau surasti savo brolį ir išgelbėti. Nutilk. Šį kartą kalbėsiu aš, o kraujuosi tu. Kalė. Tu viską tai palengvini. Nori dar ką? Kas? Per velnias. Ne. Eidamas šiuo keliu turėtum nesunkiai nusigauti iki Augsburgo prieš Sutemas. Taip. Tikiuosi. Kai surasi seserį, ar galėtum sugrįžti ir dar kartą pasimatyti su manimi? Taip, žinoma. Gerk. Ne. Gerk. Kodėl tu mane išgelbėjai? Troliai tarnauja raganoms. Ei, palauk. Palauk. Kuo tu vardu? Edvardas. Edvardai, palauk. Kur aš?
Jonuk? Gritutė? Kur tu buvai? Labas, labas. Ei, kas nutiko tavo veidui? Gritutė, kas tau tai padarė? Man viskas gerai. Man viskas gerai. Atsiprašau, brangutė. Atsiprašau. Tau viskas gerai. Man viskas gerai. Kur mes? Nežinau. Tau viskas gerai. Ar buvo būtina nusileisti ant manęs? Kas čia per vieta? Tai nepanašu į tradicinę raganos irštvą? Ne. Geriau neždinkimės iš čia. Ei, sesut. Manau, tau bus įdomu tai pamatyti. Man atrodo, kad čia mūsų senasis namas. O čia mūsų senasis kambarys. Štai, pasižiūrėk. Ten tavo lova. Tiesa? Ar pameni šitai? Man rodos čia tu. O šalia kažkoks piktas barsukas. Senos lovos. Jonuk. Ar tu bent kartais pagalvoji, kas nutiko mūsų tėvams? Mes apie tai nebekalbam, Gritutė. Mes susitarėm, juk pameni. Kaip tu manai, kodėl raganų magija mūsų neveikia? Palikim šią temą. Tai mūsų namai, taip? Čia mes užaugom. Ir į ką tau tai panašu? Nežinau, Gritutė, bet mes užaugome raganų irštvėje. Na ir kas? Ne, man atrodo, kad mūsų mama buvo... Kaip matau, galų gale po šiek tiek metų jūs radote kelią į savo namus. Kaip miela. Aš atsimenu šį namą. Namas priklausęs Adrianai, didžiai baltai raganai. Jūsų pasileidusiai motinai. Leiskite pasiekti jums nedidelę pasaką. Seniai, netoli mažo Šūdino miestelio, gyveno fermeris, kuris pamilo baltąją raganą. Kartu su dviem nuostabiais savo vaikučiais. Ak, kaip jie laimingai gyveno. Bet neilgai. Pasirodžius kruvinajam mėnuliui reikia išgerti stebuklingo gėrimo, kuris padaro tave atsparų ugniai. Esminis stebuklingojo gėrimo ingredientas yra didžiosios baltosios raganos širdis. Bet jūsų motina, pati galingiausia baltoji ragana, pasirodė mums neįveikiama. Tad mums reikėjo tavęs, Gritutė, tavo širdies. Kai pasirodė kruvinasis mėnulis, aš paskleidžiau nedidelį gandą Augsburgo žmonėms. Ir kai jį sužinojo, kad jie jos ateina, ji paprašė jūsų tėvą nusivesti jūs ir paslėpti miške.
Tėti, palauk. Neleiskite jai pasprūkti. Jie nenumanė, ką jie padarys, bet ji buvo per išdidi, kad galėtų pabėgti. O baltoji ragana niekada nepanaudotų magijos prieš žmonės. Kai jūsų tėvas sugrįžo pas ją. Ne. Jie jį pakorė. Pakelkite jį. Ne. Tiesiai priešais jūsų degančią motiną. Adrianos nebebuvo. Tavo širdies taip pat. O kruvinasis mėnulis pasibaigė. Pabaiga? Nuostabi istorija, ar nemanot? Jie paaukojo gyvybės, kad išgelbėtų judu. O judu visą savo gyvenimą taip jų nekentėt. Rytoj tęsis iš visų tamsių šalies pakampių. Prisijungs prie manęs. Kruvino mėnulio šviesoje visų laikų didžiausiai šabai. Beliko tik pasisemti neišsenkančios jėgos iš širdies, priklausančios didžiai baltai raganai. Žinai, tu per daug šneki. Blogas ėjimas raganų medžiotojų. Vienu. Išgerk, tai numalšins skausmą. Mina? Ką tu padarei? Mina? Ar tu ragana? Pasaulyje yra ir gerų raganų. Nedaug tik keletas, atsitrauk. Aš ragana, bet aš tavęs nenuskriausiu. Aš tave patikrinau, tu buvai švari. Taip, bet tik blogasias raganas galima atskirti. Blogasias raganas? Ką tu šneki? Tik pagalvok. Jei jų magija tavęs neveikia. Kodėl veikia manoji? Aš netokia kaip jos, Jonuk. Grytutė, šūdas. Kur tu eini? Pas jas mano sesuo. Pas ką tavo sesuo? Mano sesuo pas raganas, jos kažką minėjo. Apie ritualą susirinkimą nežinau. Yra tokia vieta giliai miške netoli kalnų. Vieta, kur savo šabai renkasi blogosios raganos. Kur ta vieta? Jonuk, Mina, kaip man ten patekti? Per šabą ten bus daug raganų. Jos bus stiprios, jos tave nužudys, Jonuk. Aš neturiu tam laiko. Ne, paklausyk, Jonuk, šitam urve aš šitą radau. Šitą labai galingo, kas galėtų mums pagelbėti. Abramelino grimuaras, jis egzistuoja. Tai apsaugos prieš juodąją magiją. Negaliu patikėti, kur jūs ją radot? Geriau neklaus, vaikeli. Jei šis daiktas tikrai veikia, mes galėsime prasisverti pro jų apsaugą. O tikrai, jų lasdelės nebegalės jų apsaugoti. Mums tik reikia kažko... Gerai, pradėkime nuo šitą. Tikiuosi, tai veiks. Ar kada teko panaudoti ginklą? Na, esu laimėjęs kaimo mugėje 3 kartus. Gerai, tokiu atveju... Nelies ginklą.
Edvardai, ką tu čia veiki? Kas vyksta? Morelė. Edvardai, man reikia tavo pagalbos. Prašau, Edvardai. Ei, tu purvinas padarė. Surink vaikus, mes išsikeliam. Jau laikas. Na, ar mes pasirengę? Taip. Nei žingsnio tolyn nuo čia, vaikė. Bet aš paliksiu tau šitą. Oho, susiras kokią nors slėptuvę, šaudyk į viską, kas juda. Sėkmės. Nutilk. Po šios nakties daugiau nei viena sesuo nebedegs ant laužo. Nė viena sesuo nepavirs pelenais. Aš noriu tavo smegenų. O dabar mes puotausim. Čia tikrai daug raganų. Gerai. Aš nusileisiu žemyn iš kitos pusės. Suburk jas į vidurį, patrauk šalin nuo vaikų. Kai duosiu signalą, užkurk joms pragarą. Palinkėk man sėkmės. Taip. Išaušo valanda, kai pasirodys kruvinasis mėnulis. Didžioji baltoji ragana mirs. Dabar atidžiai manęs paklausykit. Jei dabar pat paleisite mano seserį ir vaikus, aš galbūt pasigailėsiu ir jūsų visų nežudysiu. Pribaikit jį. Taip. Prašau, suveik. Turime paskubėti. Tu surink vaikus, aš pasiimsiu širdį. Lydinkis.
Eikit. Greičiau. Greičiau. Gretutė. Edvardai. Gretutė. Man viskas gerai. Verčiau gelbėk vaikus. Nejudėk. Atstok nuo manęs. Ne. Ačiū. Šūdas, per vėlų. Gretutė. Kur susirašai? Turiu padėti Edvardui. Edvardui, kas tas Edvardas? O taip. Benai. Januk. Aš tai padariau, aš ją pašoviau. Murelė, kur? Aš ją pašoviau štai ten. Puikiai padirbėta. Ji netoliese. Edvardai. Tu juk nerimtai. Ar tai... Taip. Oho. Kad ir ką darytum, nevalgyk prakeiktų saldainių. Lik ten, kur esi.
arba mažasis berniukas mirs. Pamaniau, kad derėtų viską užbaigti ten, kur viskas ir prasidėjo. Tik šios vietos žavesys kiek priblėso, tiesa? Mes ginklą. Geras berniukas. Nebijok, vaikė. Aš neleisiu jai tavęs nuskriausti. O tikrai? Tikrai? Tau galas. Raganų medžiotojų. Jei žadėčiau, kad tau neskaudės, tai būtų melas. Pasitrauk nuo jo. Visada smagu pamatyti baltąją raganą su burtų lazdele. Ir ką tu padarysi? Parklupdysi mane meilės iškeikimu? Neblogai. Aukoji save, kad išgelbėtum žmogų. Apgailėtina. Ne. Mina, ei. Eiš. Jonuk. Jonuk. Aš bandžiau ją sustabdyti. Taip, tau gerai sekėsi. Tikrai gerai sekėsi. Jūs turbūt juokaujate. Ai, prašau. Prašau. Liaukis. Aha, sėkmės banda.
Pribaik ją. Kerštas praeities nepakeis. Mūsų tėvai nebesugrįš. Tau viskas gerai? O taip. Džiugu girdėti. Bet atkeršius apima velniškai geras jausmas. Dabar su seserimi mes žinome tiesą. Dabar žinom, kas mes tokie. Dabar žino ir jie. Jie žino mūsų istoriją, mūsų galę ir ką mes sugebam. Jie turėtų mūsų bijoti. Mūsų visų. Turėtume būti visai čia pat. O po šito bus dar 3. 3? Prieš tai minėjai kitas dar 3. Juk visada sakei, kad kuo daugiau raganų, tuo daugiau pinigų, tiesa? Taip, bet tų pinigų negausi, nebent sutingi traukti vežimą. Ar ne, stiproli? Sakiau, kad iš jo bus šiokia tokia nauda. Pasaulyje yra gerų raganų. Dabar mes tai žinom. Bet visos praktikuojančios juodąją magiją pasisaugokite. Mes jūsų ateina. Nesvarbu, kur jūs esat, mes jūsų rasim. Ir gyvas ar mirusias sumedžiosim. Edvardai, nori pasibelsti? Aš užmirusias. Tekstą vertė Edita, filmai Garis Narėnas, Lietuvis priklauso kino fanų grupiai. To break it to you, but it's not going to be an open casket.